Trečia dalis – mitai ir legendos žmonijos istorijoje. Mitai ir legendos yra neatsiejama žmonijos dalis nuo žilos senovės. Pažiūrėkime, kas kalbama apie mitus ir legendas internete. O jis sako, mitus ir legendas dažnai suvokiame kaip pasakas, tačiau moksliniu ir istoriniu požiūriu tai buvo pirmieji žmonijos duomenų bankai. Prieš atsirandant raštui ir mokslui, mitai tarnavo kaip klijai, jungiantis bendruomenės ir kaip būdas paaiškinti nepaaiškinamus reiškinius. Štai kaip mitai formavo mūsų istoriją ir ką jie sako apie mus. Pirma, kodėl mums jų reikėjo? Funkcinis požiūris. Mitai neatsirado iš neturėjimo ką veikti. Jie atliko 3 kritinės funkcijas. Aiškinamoji – etiomitai. Kaip atsirado Saulė? Kodėl lyja? Kodėl mes mirštame? Mitai suteikia atsakymus, kurie sumažindavo egzistencinį nerimą. Socialinė kontrolė. Mitai nustatydavo elgesio taisyklės. Pavyzdžiui, mitas apie Ikarą mokė nuolankumo ir saiko, o herojų epai, kaip Gilgamešas, drąsos ir pasiaukojimo. Identitetas. Legendos apie bendrus protėvius, pavyzdžiui, Romulas ir Remas Romoje, padėdavo tūkstančiams nepažįstamų žmonių pasijusti vieną šeimą. Antra. Universalūs motyvai – monomitas. Antropologas Josefas Campbellas pastebėjo, kad visos kultūros, nors ir niekada nebendravo, pasakoja tas pačias istorijas. Tai vadinama herojaus kelionė. Herojus palieka namus, susiduria su išbandymais, drakonais, demonais, grįžta pasikeitęs ir atneša žinias savo tautai. Įdomus faktas, ši struktūra tokia giliai įsišaknyjusi mūsų psichokoje, kad pagal ją sukurti beveik visi šiuolaikiniai filmai, nuo Žvaigždžių karų iki Hario Poterio. Trečia. Legendos, kurios pasirodė esančios tiesa. Mokslas, tiksliau geomitologija, vis dažniau atranda, kad senovės legendos buvo tikri istoriniai įvykiai, apipinti metaforomis. Tvanas. Beveik visos kultūros, nuo Šumero iki Majų, turi mito apie didįjį Tvaną versiją. Mokslininkai mano, kad tai gali būti prisiminimas apie staigų jūros lygio kilimą po paskutinio ledynmečio, pavyzdžiui, Juodosios jūros užliejimas. Troja. Ilgą laiką manyta, kad Homero Iliada yra gryna išmonė, kol XIX amžiuje Heinrichas Šlymanas iš tiesų atkasė Trojos griuvėsius Turkijoje. Vikingų saulės akmuo. Skandinavų legendos kalbėjo apie akmenį rodantį saulę per debesis. Neseniai nustatyta, kad tai galėjo būti kalcito kristalas, kuris polarizuoja šviesą ir iš tiesų padeda navigacijai. Kągi, dabar apibendrinkime visus 3 priskiriamus punktus. Pirmas punktas – mitai formavo mūsų istoriją ir atliko aiškinamąjį kontekstą. Kaip atsirado Saulė? Kodėl lyja? Kodėl mes mirštame? Socialinį kontekstą – nustatydavo elgesio taisyklės, bei identitetą – legendos apie bendrus protėvius. Nesutikti su aiškinamuoju kontekstu negalima, tai tiesa, o štai su socialiniu kontekstu mituose ar legendose sutikti tiesiogiai ir galutinai negalima. Galima teigti, kad ji labiau siekia įnešti kažkuria prasme ne socialinę kontrolę, o labiau kaip spaudimą kitiems socialinės grupės nariams per įvairius to tamsaus laikmečio gąsdinimus, kurie buvo kuriami tam, kad grupės narius kontroliuoti ir juos priversti paklusti šios grupės vadui, orakului. Kaip viskas menamai atrodė? Bet kokiai socialiniai grupiai, net ir gyvūnų karbe, vadovauja vadas, kuris paprastai dominuodavo savo sumanumu, protingumu ir neretai būdavo ir fiziškai stipresnis. Beje, visuomet šalia tokio vado būdavo orakulas, žynys ar burtininkas. Pastarieji privalėjo būti puikiais manipuliatoriais ir psichologais. Jie tarsi fiksuodavo tuo metu aplinkoje vykstančias stichinius veiksmus ir manipuliatyviai panaudodavo prieš kitus grupės narius per gudriai sukurtas šiurpinančias istorijas. Jie atkreipdavo dėmesį į gamtoje vykstančius virsmus, jų nuoseklumą, pasikartojimą. Pavyzdžiui, numatydavo gamtos reiškinius pagal tam tikrus joje vykstančius virsmus. Tokiu būdu jie veikdami su socialinės grupės vadu manipuliuodavo kitais grupės nariais, priversdami juos paklusti jų valiai. Pavyzdžiui, rinkti maistą, kurį reikėdavo neva aukoti piktosiams jėgoms, kad išvengti nelaimių ir bėdų.
Turiu pastebėti, kad tokiu būdu grupės vadas, orakulas, žynys ar burtininkas netiesiogiai atsiribodavo nuo fizinio darbo, nes maistą ir kitas gerybės suneždavo kiti kvailesni šios grupės nariai. Tuo pačiu jie tapdavo kitiems šios grupės nariams tarsi kažkokia prasme ir dievybėmis, kuriuos gerbdavo iš baimės. Štai jums ir pirmosios religijos susiformavimo užuomazgos. Beje, tuo laikmečiu buvo padėtas pranešesnis už kitus pamatas, sukuriant privilegijuotus bendruomenės narius. Kaip viskas paprasta ir žmogiška bei šiuolaikiška, būtų galima iškelti ir hipotezę, o kuo tai nepanašu į pirmųjų žemiškųjų dievų atsiradimą. Antras ir trečias punktai. Universalūs motyvai, kurie turėjo realų pagrindą. Ši hipotezė tarsi patvirtina, kad mitai ir legendos nebuvo tiesiog išlaužtos iš piršto istorijos. Kažkomet buvo teigiama, jog mitai, legendos yra pasakėlės vaikams. Tačiau pasirodo, kad visa tai buvo realūs senolės įvykiai. Juk yra teigiama, jog visos kultūros, nors ir niekada nebendravo, tačiau pasakoja tas pačias istorijas. Pateiksiu keletą pavyzdžių. Ilgą laiką manyta, kad Homero Iliada yra gryna išmonė, kol XIX amžiuje Henrichas Šlimanas iš tiesų atkasė Trojos griuvėsius Turkijas. Ezoteriniai ir pseudomoksliniai atlantai. XIX-XX amžiaus sandūroje, ypač per tokius veikėjus kaip Helena Blavatsky, atsirado teorijų, kurios atlantus vaizduoja kaip prarastąją rasę. Išvaizda. Teigiama, kad jie buvo milžiniško ūgio nuo 2,5 iki 4 metrų, turėjo psichinių galių, telepatiją, levitaciją. Technologijos. Esą jie naudojo Vril energiją arba kristalus, kurie leido skraidyti ir statyti piramidės. Likučiai. Kai kurie alternatyviosios istorijos šalininkai teigia, kad po katastrofos išlikę atlantai pasitraukė į Egiptą, Pietų Ameriką ar Tibetą ir ten padėjo pamatus vietinėms civilizacijoms. Svarbu, mokslinė archeologija neturi jokių įrodymų apie tokią milžinų rasę ar aukštasias technologijas prieš 10 000 metų. Panagrinėkime menamą atlantų ūgį. Teigiama, kad atlantai buvo ženkliai aukštesnio ūgio nei žmonės, nuo 2,5 metrų iki 4 metrų ūgio. Yra žinių, kad prasidėjus archeologijos bumui ir kuomet prasidėjo visa sensacijų virtinė, buvo nors ir negausiai, bet rasti anomališkai didelio ūgio žmogiško pavidalo skeletai ar jų fragmentai, kaukolės, šlaunikauliai, kurių ūgis galėjo siekti net apie 7 metrus. Ūgio. Nors ganėtinai sudėtinga rasti tokių radinių nuotraukų, tačiau jums pateikiu keletą iš jų. Beje, krikščioniškoji religija neneigia milžino egzistavimo, jie juos patvirtina. Jeigu tikėti įvairiais šaltiniais, nemoksliniais, tuomet kai kurių tyrinėtojų teigimu, mūsų pirmieji protėviai, Adomas ir Ieva, buvo net apie 30 metrų aukščio. Tikėti tuo ar ne kiekvieno iš mūsų reikalas. Oficialus mokslas visą tai neigia, kaip ir tai, kad gigantų skeleto nuotraukų uoliai šalinėjamos iš viešosios erdvės. Netiesioginį Atlanto egzistavimą gali netiesiogiai patvirtinti ir Egipto piramidės. Mokslininkų teigimu, piramidės buvo pastatytos maždaug prieš 4–4,5 tūkstančio metų, kai tuomet gyvenansiems žmonėms geriausiu atveju buvo žinomi bronziniai variniai įrankiai. Kaip tokiais primityviais ir minkštais įrankiais pavyko lygiai nupjauti ir supjaustyti granito bloko luitus, kurie atrodo tarsi nupoliruoti. O kur dar jų masė, kai kuriais paskaičiavimais didžiausia blokai svėrė iki 200 tonų.
Priedo šios luitus reikėjo ir atgabinti iki piramidžių statymo vietos, kadangi prie piramidžių akmens skaldyklų nėra. Oficialiais duomenimis, artimiausia akmens skaldykla, iš kur galėjo būti įmamas granitas piramidžių statymui, randasi už beveik 80 km. Čia vėlgi fantastiškai atrodo mokslininkų teigimas, kad tokio dydžio luitai buvo dedami ant apvalių palmės rastų ir jais ritinami. Bet juk palmių rastai yra porėti ir nuo tokio gigantiško luitų svorio tiesiog sugniužtų. Palmė ne ąžuolas ar uosis, kurių medeniai yra viena iš kiečiausių. Reikia atsižvelgti į dar vieną faktorių – vietovės reljefą, kuri kalnuota. Iš viso to susidaro vaizdas, kad tokias technologijas ir galimybės galėjo turėti tik minimi atlantai ir jokių būdų ne vietiniai gyventojai. Prie viso to pridėkime dar vieną faktorių. Prie piramidžių rastas Sfinkso megalitinė skulptūra – liūtas su žmogaus galva. Sfinkso pagrindas ir maždaug pusė jo kūno aukščio yra paveikti keistos erozijos, kuri būdinga vandeniui, kuris vėlgi mokslo teigimu šioje vietovėje paskutinį kartą buvo prieš 10 000 metų. Dėl to savaime peršasi išvada, kad neatitinka ir piramidžių pastatymo amžius. Retorinis klausimas, kas pirmiau buvo pastatyta, ar piramidės ar Sfinksas, vėlgi dilema, kas atsirado pirmiau, višta ar kiaušinis. Šios išvados, manau, netiesiogiai irgi patvirtina atlantų egzistavimo laikotarpį. Savaime išplaukia sekantis klausimas, kas klysta ir ar teigiama mokslo tiesa tokia nepajudinama. Šiuo atveju oficiali piramidžių kilmės versija irgi įgyja mito ar legendos pavidalo bruožus. Būtų tiek šią temą. Jeigu jūs sudomino ši tema, tuomet sekančioje laidos temoje panagrinėsime nežemiškojo žmogaus kilmės istoriją, kuri mano nuomonė geriausiai atitiktų žmogaus kilmę ir paskirtį Žemėje, nors ji daugeliui nebus maloni, o ypač religiniams fanatikams.